Mano draugams virtualūs pasauliai tik pramoga, o man tai sudėtingų technologijų ir metodų derinys. Manau, jog internetas turi būti pasiekiamas visur. Namie, darbe ar net autobuse. Todėl svarbu žinoti, kaip jis veikia. Kasdien mūsų supa neįtikėtinai dideli kiekiai informacijos, todėl ieškau naujų būdų ją greitai ir efektyviai apdoroti. Didžiausias iššūkis – išmokyti programas mąstyti ir priimti sprendimus. Pasaulis tampa toks mažas, kai viskas pasiekiama per milisekundę. Informatika – tai mokslo kryptis, kurioje jauni ir gabūs žmonės mokomi žvelgti į virtualias sistemas, internetą ar net dirbtinį intelektą kaip į pasaulį, kurį reikia kurti, valdyti ir apsaugoti.